prasīt, ka tu kiekvienu rītā ainam pasileidiniet. Pareizais, vo, eilinis īks pēmo ir izdraskīts. Nežinau, ko mums nesutelpa te laisvē gyvent, bet anums nav šten kveits. Kažkas įbojas, nežinau, nes matot, kā pie pēmiņas ištējumti tu posvis. Nu, davai, mergas. Susivīli, meitelē nulaužīt, nulaužts. Nežinau, ko nam mums čia darba. Va tokiai bordaka. Vakar avenis įveži. Nes vis tiek, jeigu jau iš tos vados pasiliks jam, ta prasme, mergaitės, jeigu bus, tai bus giminings, tai kitą metu manau reikės. Net nesuprantu, kas čia. Viskas suvelta. Bet neapsuprantu, katras tas pīmoču. Bein. Nu, žodži. Apie visi žēn, kas aiz laika, saviem vien tik problēmas. Tai pēmiņas nutrauks, tai dārži nuiedi, I taip toliau. Bet du mani vienmēr toknieču, tik buvo 4-5 meitā. Nu, mato šitā vat. Viens nulaužts. Štraukts rekuš kārt pasidīt pas jau pārnēš, nes paliektanī. Tai ritmetīs prasided sklonde. Net nežinau, šiandien irgi rodo lietaus. No kur einat? Į veitą merginas. Va taip. Oi. Dabar vėl kiaurą per pēmiņas. Dabar aišku elektros netai mums zin. Davai, mergs. Davai, nu, į veitą. Nu, mauk į veitą. Tai kaip minėjau, vat veids, aš ten kokius laukus gal vakščiut, ne, vis tiek būtina reik parėt čia, išdraskyti, išbūt viskų. Net neįsivaizduom, kaip tu šniūrs reik atsisiekt, katrai. Reik tų kabintais bandyt, matyt. Nu, kažkas toki. Ten į tų poislaigu ein, kaip sak, jeigu niekur vat, iš namų nein. Ir nesukam galvos, kaip sak, jeigu anus vakščiu, bet kada nusein čia, o vien dėl to čia neleida met, nes prišiek pribūnai suėdintus obuolis iškart pratryst į taip toliau. Tai va, daugmaž apsitvarkiau. Bet vis tiek meit trūkums ten viens mačā vyru. Viss kokie meita štai. Nežinau, kā panus tep sugebīja. Cils meitēlis atsidūris. Nu, nusikaltėlis. Nu, dabar rodė jau. Šiandien dar palys. Paskiau nebelys. Šans nukērpsu. Ir baigsies anim smundrumā.
Toliau pasidės po tą, kad neužmiršti. Parsinešti ton. Aš žinau, vakar vesdien pīli, naktį deina. Bet tā, senjorita neturėtų būt čia, turėtų būt ten. O tep, šį rytmetys, kaip minėjau, rytmetys įdomiesnis, tavęs pagauti čia. Na. Kaip to jis nieks neskriaus, ko tu tik baidas. Va, iš pilaičių tur. Oi. Eik. Tai žodžiu, toliau bradysiam po potrą. Tai, ką matėte, sutvarkiau peimin, kol susirinkau pašarus, vėl buvau išlindęs turbūt. Nu, žodžiu, vėl kapė vis laik lyn. Pašką sakau, sen nebeliai, šitą vandau, veins vandau visur laukus. Naktį lei, vakar lei, užvakar lei. Tai tiesiog ir vein purvina visur. Nes tai kaip priėdus, kai tu milt, nelabai benori jėsti. Tai vėl šertais. Kaip sak, niek nepadarys vis tiek. Alinas ningrė keit. O žėrik sulindė, bet ne, nutviklėjom. Manau, dar į Highlandam šiandien reikės parsivežti nelabai, bet tur reiks nueit pasižiūrėti. Cimaronų irgi nėra būdą sulindėn. Highland irgi nematau. Kur neį prapaulį. Nes visur veins vanduo. Nežinau, nieko aš nepadarys. Nepakeistų ar. Paeit nein. Bandyti eit cimaronai iškuoti. Tačiau, kada vakar mums, užvakar nupirkom pastas cimaronams, nu visų tų kirminų. Sudavėm paskiau 14 dainų pakartuot rek. Stovant tą galviškėšis. Oi, pač laik turiu pastatėm. Gyvulė turkus. Bet vis tiek porvens ir un sen putus lauks volujas. Nam dzin ir čia į burdaks. Bliūdą sulaužyti, ką laik, matau šitą niek nebija. Nu, nežinau. Siemka to. Nu, traukim. Kreiks bliūdus į kapnaus, ką padėjom tep ir yra. O to bandita. Oi. Ramzi, Deizė. Kaži, ką man sulindi. Pažiūrėti. Šiandien nėra nulis. Ramzi, Deizė, šiandien kitau. Ramzi, Deizė. Jau parit pridaus meltus. Es pažiūrėti priešeinu. Šiandien Ramzi, Deizė. Pareina atsileid, kaip vis laik. Ak, šiandien kitau. Dapyliuoti. Padidintų žingsnį. Nu, Deizina. Šiandien Ramzi. Čia tavo bliūds. Ant ses iš Deizės atimti.
Tai reik neužmiršti alpakenzu. Ta, kas valgo, kas gulėjai. Čia irgi plūstam, kaip matot. Tik tas aulinės, kaip sak, su guminės prabrys. Na, ku jūs nusiraudon toks jausmas, kad krovens. Tai varau šeinu Highlandams pavakarštą. Pradėjai urs gražėt, bet jis žiaurė šlapė. Mergas, jeigu matau stulpų taku, vadaluojis kur nor. Tai parsiveš čia net čertais, nes dabar kaip į laikrodį atsisok labą gretą. Laiks prāt, labą gretą temt pradant. Tai parsiveš čia rek ir, kaip minėjau, pasišerti, dar grūdų pašarų prisiruoštai deinu, kaip minėjau, un tad šein žadvežtais nebi parsivežiau, apie jau, tai reiškia, taut nedidel, tu jį parsivežiau, negalinksti ar ganėtina lėta traišk, bet mums užteks, mes niekur neskubam, kaip sakė, čia anksčiau supylę su traiškia ir niekur nenupuls, bet traiška gera, parodys, kad parveš šeinam, kaip sako, avež, to šitai iš palikt meištai, labai gera perskelta, prasim, su plo, ką priklauso. Tai, kaip matot, cimarona laukia, eiška žulies, iš kur tos spėjimo čia atsiradys. Nu, žodžiu, mūsais ir mokons bauten užtrut, būdos užtvarts, kai neit, ta prasme, po vubalu ten, bet matytais pareis visą šnuras. Reik stengtis taigė padėt, kam man nepabėgta, nei važiuot lauk. Jau parien reikėtų užsidaryt vartus. Nu, tai bežiūrins. Nors vein šniūrų užkabins, gal nepuls. Man turbūt čia eina lauk, daug to įstauk apžvakis. Jau dibavo rulon. Na, bežiūrins. No, trauks. Tai jau atversiu. Nai, vengsi usti. Nai. Aha. Vėl smolks pakliaujadams. Nu, man atrodo, pats aižysi tą vanų. Nebadyk. Neištraga. Tai padėjau šein, dabar galės vėl veišyti. Aš pradės šeidinėtis, padės traktorių. Tai ir šlapia šein. Daržinė tur matys, arba kur dadėin rek, plūgus jau galėt kabintis, bet jį praleis, nežinau, reiktum pažiūrėti. Labai šlapia čia bus. Tai va, kaip minėjau, tūkstas traiškia taus, nė labai mažioks, bet šitą prisipyliau grūdų, biškį bandžiau, bandys parodys jums kapus čia, ein. Skleindi, reguliuojam.
padariau eksperimentą, va ton didžiui viedrą 20 pelną meižę savižom, tai sutraiški per 3 minutes 10 sekundžių. O čia vis va lygiai 20. Aš manau normaliai, kaip sak, čia niekur nenuskubės, tai pramoninė žiaur nesąmoningas kainas ir mums bent dabar tai kol kas užteks į turkį. Nu ko, kaip ir vis laikį pralėjus, šlapia, važiavau stulpų keist. Nežinau, ką pani žadi važiuoti. Kaip matot, kaip žinot, pas mus visur ir lygiai tvarkinga. Vežu tikrai paliks, jeigu įsilygins, kombinsime elektros tinklus, jeigu tvarkė, jeigu paliks bardak. Tai va pas gyvūnų čia irgi keis stulpą. Čia kur ir šitą Hailandą, Cimaroną ir stulpstas šitą tarp ubelių. O matot, dabar taip situacijai. Tai pakeiti stulpus. Bet iškart pasakym, keisdami, kad jau parvažiavau, kad filmausiam, jeigu nesusitvarkys bardak, tai nebeprireik net filmauti niek, tai šitą visas proviršis kur palik. Sakom, pas mus buvo lygiai su traktoriu, su žuliapį pjaunama, tokių šitą daubių. Va, kad nepalikinėtų, sakom, susitvarkyti, tai įsiveži, nu čia matos, čia svukais tokius kalnus, sakom, jokių kalnų palikt lygiai, įsiveži, išvežiuoji tos molį visą. Toliau čia nevažiavau per čia, nes ton stulp kapkeit atgal vat pritupojus. Ne čia važiavau, vo su traliok persivežė aplinkau kelias, nes slaba baisė nenorėjai, kad reikia daug pelt žemę. Tai čia irgi normaliai, kaip sak, stengė su vien mašinai važiavau, tai su kit važiavau. Šiuot užsilyginom tas dojus, paskiau šiandien tipas sakė, atveš jaudžiams, užsakė, tai sutvarkys visus tuos kavatorių, kur rausi tas skylis. Čia tas žemis, paskiau vėl čišta, kur buvo pjauta žulie, irgi. O tas daubis, tas proviržis, kad išlyginti. Tai su viskau suteka, viskas gera. Ir dar to pačiu stulpų, saka, nu ir paliks jam stulpus, ten senui sakau palikti. Skumat ar bišk pašals, susitumpys, nes ten sak dar do ir susitumpysiu. Ir bandyt persipjauti, kokiem aptvaram stoiks ar kampenis ar atramėnis turėtų gerą gautais. Tai va, taip kaip jis sakė, atvež jaudžiams jau, išlygintų jau parodys, į teiklų jaudžiams liekam. Bet mums eis pavasarę, kur šiltnamis, kitur palyginti. Tai visa normalia gavos, matos šitą didžiausią krūvą. Tai einam pažiūrėsim, kaip aplygė. Tai va, kur viežas palieka visur. Uždėjo jaudžiams, dar apie kilogramą palieka sieklos žulies. Tai visur, kur buvo vispaustinta, kur vadžiau, visur užlygiant. Dabar einam pas gyvūną apžiūrėti. Tai va, laba šiandien, kaip graždėjin. Tai va, čia, kur molį buvom supylį, užpylį irgi jaudžiams. Toliau čia prieš stulpą, kur įspaudžiu ekskavatoriuk tas viežas. Ir lik pat Cimaron visur užpylį. Čia ton kupst paliek, didelis buvo. Lik su to aukšt kažkur apmet. Bet sakom, kad nepaliektų iki grina kapa. Tai va, tai tos viežas. Nu, ten laukų sakiau, kad net nelygint. Nes vis tiek, čia šitą priekį aptvarą. Ton aptvarą aptversiam, reiks su traktoriu važinėtis, čia be naudos. Tik ten skardį šitą vat užpylį su moliu. Ir su traktoriu, ką reikia laps išvežti, šaks ir suvarį. Ten metus toliau irgi pakeitų stulpų. Nežinau, tu nekeitsi, gal kitas metas, bet nu, čia jau neapsvarb. Svarbiausia buvo esmė tam, kad keiti stulpus. Naundus trius reikia užsidaryti, nes ten visko bėjai. Tai va, čia ir kapliūns, smoka, žiaurė. Ten, kur matus, esu traktoriu šein, kaip vežiau Hailandą matus. Ten iki ten davažiau. Su ta kit mašin sugraužt, kur buvau, toliau nedavažiavau. Nu, visur išlapė. Tai va, čia rytmetį ir biški pastyrus metus, gal
blizg nedaug, bet kad trop nav pašals, bandys susirinkti ten, iš ten, štulpa sakė, 3-4 leika buvo minėjus, tai vis susitumpysiu. Tai va šį rytmetį pašalus, niek netur pirštin, vis leika dauna matyti. Pašalus, biški snaigių yra, bet nedaug. Kitur mačiau ganėtinai daug prisnega, šiandien atpjausiu šeina, nes stagarą bėra, tinklą biški nuimsiu. Galės veišėti toliau, o kaip jį nupešė. Na. Tam susirast tinklėlį nuimti. Tai va, ta pradžių rodžia, traiškėtau. Tai viskas tik greičiau, vans daug greičiau traiška, tik tai, kad užsikeš berims tas gerklelį, mažnu parodys, kad parės. Tai reikėtų patiningauti, nu, tad, man atrodo, šviesam set poikia, nes varikliaus galės užtenka. Kėbis turbūt ne. Čia ant žemės stovėti buvo. Sušlapus. Nudeizina. Na, gali tą veišystą. Turėtume tą. Deiz iš karto. Ramis da galvo. Eita, neiti. Tai čia. Tas keli atsidarė, pastovė to veito grūdą. Nu, neleid bėrt. O tarkim, iš Švedrai, jeigu pradėt pėlti, nu, kažkaip tarpilti, tai mygom sutraišk per vis gerklę eint, tai traiškit grūdą. Tai galvoju, čia arba rekam painku iki dėti. Nu, kad turėtum berėjimą. Nes dabar, nu, kaip sak, sustot to veito turi pakrapštyti, kad ans vėl pradėt bėrti. Tai va mūsų pukutuką irgi ataugo, jau labai greit vėl nauga. Kimaren. Nedaug. Tai ačiū, kad žiūrėjot, matysim kitus video.